Kas yra sąjūdis? Klausimas turbūt rūpintis kiekvienam lietuviui. Kai 88 metų birželio 3 dieną gimė šis nepaprastas ir pats didžiausias lietuvių išsivadavimo judėjimas, vardas atėjo savaime. Jis nėra padiktuotas ar pasakytas kurio nors vieno žmogaus, net žmonių grupė negalėtų to pasisavinti ar pasidžiaugti. Netrukus mes prisiminėm, kad ir buvo knygnešių sąjūdis, ir buvo pokario laisvės kovų sąjūdis, ir kad sąjūdis yra toks žmonių sujudimas, kai visiems tampa svarbi viena idėja ir visi supranta, jog pirmeiviai dirba šventą darbą. Toks visuotinis sutarimas ir yra sąjūdis, sutarimas dėl švento tikslo. Antra vertus, sąjūdis buvo labai patogus vardas tuometinės Sovietų Sąjungos imperijos griuvimo laikotarpiu, nes gimė liaudės frontai, Estijoje, pavyzdžiui, liaudės frontas ir kitur, jie buvo šiek tiek grėsmingi ir nenatūralūs savo pavadinimu. Kiekviena tauta savaip ieškojo pavadinimo, kad atspindėtų turinį, nors turinys buvo laisvė. Sąjūdis turėjo kelis laikotarpius. Žmonių išjudinimo laikotarpis buvo visas 88 metų vasaros laikas. Jo apogėjus buvo Liepos ir rugpjūčio metų didžiausi mitingai Vingio parke Vilniuje ir pabaiga šito laikotarpio spalio mėnesio pabaigoje vykęs steigiamasis sąjūdžio suvažiavimas. Čia galim pasakyti, kad sąjūdis tada apvaldė Lietuvą, nes buvo išeita į masinę komunikaciją. Televizija jau rodė atvirai viską, ką daro sąjūdis ir kaip spaudžia komunistų partija ir kaip komunistų partija keičiasi atitikdama arba vykdydama sąjūdžio programą. Antrasis laikotarpis, kai sąjūdis įėjo į TSRS liaudies deputatų suvažiavimą, absoliučia savo gale, vėlgi nuvažiavęs kartu su komunistais į Maskvą ir jau ten apgynęs Lietuvos reikalą ir įtvirtinęs faktą, jog įvyko Lietuvos okupacija. Maskvoje šitą reikėjo padaryti, Molotovo-Ribentropo paktą iškelti dienos šviesą. Na ir trečiasis laikotarpis, kai sąjūdis laimėjo rinkimus į TSRS, ir trečiasis laikotarpis, kai sąjūdis laimėjo rinkimus į LTSR aukščiausiąją tarybą, absoliučia balsų dauguma, ir tai buvo vasario mėnuo 99 metų ir buvo paskelbta nepriklausomybė. Ketvirtasis laikotarpis jau galima būtų jį vadinti valstybingumo įtvirtinimo, tai jau nebe sąjūdžio laikotarpis. Ir ačiū Dievui, kad jisai buvo toks guvus, greitas. Sąjūdis atnešė Lietuvai nepriklausomybę per neįtikėtinai greitą laiką. Per kelis metus išvadavo iš tokios imperijos ir padėjo tą imperiją sugriauti.